Tai, apie ką mes kalbėsime šiame epizode, jau nebepaprastas išdavystė. Tai bandymas susimokyti. Donaldas Trumpas pasiūlė Xi Jinpingui ir Vladimirui Putinui, kad JAV, Kinija ir Rusija bendradarbiautų kartu. Prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, kuris pavyzdžiui išdavė arešto orderį Putinui už ukrainiečių vaikų pagrobimą, tuo tarpu Europoje įvyko visiškai priešingas dalykas. Ir kai žiūri į šiuos du įvykius, vaizdas tampa pražūtingas bet kokioms viltims, kad Vladimiras Putinas kada nors atsakys už šį karą. Ir jeigu jis taip ir neatsakys, jam akivaizdžiai padės Donaldas Trumpas, kuris beje šiandien jau trečią kartą pratęsė laikiną sankcijų prieš rusišką naftą atšaukimą. Ir čia iškart prisimeni jo pačio žodžius dar kovą, kai jis užsiminė, kad tai yra laikina. Sankcijų prieš Rusiją atšaukimas greičiausiai taps nuolatiniu, nes niekas net nesupras, kas iš tikrųjų įvyko. Mano vardas Aleksejus Pečijus, kviečiu kartu aptarti šią temą, bet iš pradžių paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį komentarą. Ir prieš mum pradedant sekundėlį jūsų dėmesio, nes šią laidą remia platforma Preply. Tai yra ukrainietiška užsienio kalbų korepetitorių platforma internete. Ten yra apie 100 000 mokytojų ir 90 kalbų. Tai idealiai tinka tiems iš jūsų, kurie pavyzdžiui emigracijoje mokosi vokiečių, anglų, lenkų ar bet kokią kitą kalbą. Ir kas labai svarbu jums, šiuo metu jie taiko 50% nuolaidą pirmai pamokai. Todėl šio vaizdo įrašo aprašyme yra nuoroda. Paspaudę ją, iš karto gausite 50% nuolaidą per YouTube kanalą Aleksejus Pečijus. O mes periname prie laidos. Taigi, iš pradžių aš tiesiog pateiksiu jums du pagrindinius praėjusios savaitės įvykius, kurie tiesiog šokiruoja. Nes vis tiek atkreipia dėmesį į viršūnių susitikimą. Iš pradžių Trumpo su Xi Jinpingu, paskui Putino su Xi Jinpingu, paskui karą artimuosiuose rytuose ir taip toliau. Tačiau įvyko ir kai kas dar svarbesnė Ukrainai. Gegužės 15 dieną Europos taryba balsavo už specialaus tribunolo dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą nusikaltimo įsteigimą. 37 pasaulio valstybių pritarė istoriniam sprendimui. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos vadovas Andrijus Sybiha tai vadina negrįžimo tašku ir lygina su Niurnbergo tribunolu prieš 80 metų. Nyderlandai jau sutiko priimti pirmąjį tribunolo etapą prieš Vladimirą Putiną ir visus laukinius rusus Hagoje. Europos Sąjunga jau skyrė net pirmuosius 10 milijonų eurų šio tribunolo veiklai. Ir štai vos po 3 dienų po šio įvykio, gegužės 18-ąją, finansų ministerijos sekretorius Jeff Scottas Bessendas paskelbė įrašų socialinėme tinkle X ir praneša, kad Vašingtonas trečią kartą pratęsė laikinas sankcijų išimtis rusiškai naftai dar 30 dienų. Tiesiog milijardai dolerių dabar pateks į Rusijos biudžetą, kol vyksta karas. Jei nesupratote, taip, Jungtinės Amerikos valstijos taip sėkmingai kariauja prieš Iraną, kad jau trečią kartą bando išgelbėti naftos kainas panaikindamos sankcijas. Prieš Rusiją, spoileris, tai nepadeda. Tačiau tai, kas įvyko tarp šių dviejų įvykių, yra dar įdomiau ir dar pavojingiau. Financial Times publikuoja medžiagą remdamosi šaltiniais susipažinusiais su derybomis Pekine. Donaldas Trumpas pasiūlė Xi Jinpingui susivienyti kartu su Putinu prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. 3 šalys – JAV, Kinija ir Rusija pagal Trumpo sumanymą turėtų pasisakyti prieš tarptautinį teisingumą. Atrodytų 3 šalys – tai skirtingos naujienos, bet visa tai viena istorija. Ir ji vadinasi štai taip. Kol Europa bando patraukti Putiną baudžiamojon atsakomybėn, Donaldas Trumpas su juo kūrė koaliciją prieš šią atsakomybę. Ir tuo pačiu panaikina sankcijas, kurios turėjo atimti iš jo pinigus karui. Viską aptarkime iš eilės. Taigi pradėkime nuo tribunolo. Gegužės 15 dieną Kišiniove Europos tarybos ministrų komiteto posėdyje 37 valstybės iš 3 žemynų priėmė svarbų sprendimą dėl pradžios. Specialaus tribunolo dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą. Šis tribunolas ketina patraukti atsakomybėn bent 20 Rusijos pareigūnų, nors jų vardai kol kas neskelbiami. Tačiau jau akivaizdu, kad tarp jų bus ir Vladimiras Putinas. Nyderlandai sutiko priimti pirmąjį tribunolo darbo etapą Hagoje. Tai puikiai istorinė paralelė. Labai svarbu suprasti, kad šis tribunolas skiriasi nuo tarptautinio baudžiamojo teismo, kuris jau išdavė arešto orderį Putinui. Skirtumas yra nusikaltimo sudėtyje. Esmė ta, kad TBT, Tarptautinis baudžiamasis teismas, 2023 metais išdavė arešto orderį Putinui dėl konkrečių karo nusikaltimų. Tai neteisėta ukrainiečių vaikų deportacija ir perkelimas. Tai svarbu.
Tačiau tai nėra tas pats, kas patraukimas atsakomybėn už patį karo pradėjimą. Dėl formalių priežasčių Tarptautinis baudžiamasis teismas šiuo metu negali patraukti atsakomybėn nei Vladimirą Putiną, nei kitų nešvarių rusų atsakomybėn tiesiogiai už patį įsiveržimą į Ukrainą. Būtent tam ir kūriamas šis specialusis tribunolas. Esmė ta, kad skirtingai nei karo nusikaltimuose ir nusikaltimuose prieš žmoniškumą, dėl kurių galima apkaltinti ir eilinius bet kurio karo dalyvius, bet to iš abiejų pusių. Agresijos nusikaltimus galima inkriminuoti tik šalies vadovybei, kuri priėmė sprendimą pulti kitą šalį. Tai yra tai tiesiogiai nukreipta prieš Putiną. Patruševą, Šoigų ir visus kitus. Lavrovą, Peskovą, Mašą Zacharovą ir visus, kurie dalyvavo priimant sprendimą. Iš esmės tai yra asmeninė atsakomybė už sprendimą pradėti karą. Bet štai čia prasideda pagrindinė išdavystė. Ne iš Rusijos pusės, juk iš jos nieko kito ir nesitikėta. Iš Vašingtono pusės. Financial Times rašo, kad Donaldas Trumpas per susitikimą su Xi Jinpingu pasiūlė sukurti JAV, Kinijos ir Rusijos koaliciją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Tai yra prieš teismą, kuris turėjo simbolizuoti tarptautinį teisingumą už agresiją prieš Ukrainą. Iškart pažymėsiu, kodėl Trumpas nekenčia tarptautinio baudžiamojo teismo, nes tai apskritai atskira istorija. Vadinasi, praėjusiais metais Trumpas įvedė finansinės ir vizų sankcijas pačiam tarptautiniam baudžiamajam teismui už tai, kad teismas kritikavo ir persekiojo JAV ir Izraelio piliečius. Baltuosiuose rūmuose buvo pabrėžta, kad, cituoju, teismas neturi jurisdikcijos Jungtinių valstijų ar Izraelio atžvilgių, nes nė viena iš šių dviejų šalių nėra Romos statuto šalis. Na, kadangi nė viena iš šių dviejų šalių nėra Romos statuto šalis. Tai yra, Trumpas įvedė sankcijas prieš tarptautinį teismą dėl to, kad jis jam nepatiko. Na, o dabar jis siūlo dar ir Kinijai bei Rusijai susivienyti, kad šis teismas būtų galutinai sunaikintas. Na ir dabar esu tikras, izraeliečiai sakys, kad neva prieš Benjaminą Netanyahu tas pats tarptautinis baudžiamasis teismas taip pat išdavė orderį už nusikaltimus Gazoje, o jie esą yra neteisėti. Esą šis orderis akivaizdžiai neteisėtas. Bet kaip jums būti tokioje situacijoje, kur jūsų gynėjais prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą bus Vladimiras Putinas ir jo pareigūnai kartu su Trumpu ir Xi Jinpingu? Štai apie tai pagalvokite. Ir dabar trečioji visos šios istorijos dalis – pinigai. Nes kaip suprantate, be pinigų visa istorija apie tribunolą ir teisingumą virsta gražia retorika. Gegužės 18 dieną, lygiai po 3 dienų po sprendimo dėl tribunolo Europoje, JAV finansų ministras Scottas Bessontas pareiškė, cituoju, JAV iždas išduoda laikiną 30 dienų bendrąją licenciją, kad suteiktų pažeidžiamiausiam šalims galimybę laikinai gauti prieigą prie rusiškos naftos, kuri šiuo metu yra jūroje. Šis išplėtimas suteiks papildomo lankstumo ir mes dirbsime su šiomis šalimis dėl specialių licenzijų išdavimo, jei to prireiks. Ši bendroji licencija padės stabilizuoti fizinę naftos rinką ir aprūpinti nafta energetiškai pažeidžiamiausias šalis. Na, tikri altruistai, padedantis mažiau pasiturinčiams valstybėms. Ar žinote, kas šiandien yra pagrindiniai rusiškos naftos pirkėjai? Kinija, Indija, lygiai po kelių dienų Europoje, finansų specialistas Scottas Bessontas pareiškė, cituoju, Kinija, Indija, Azijos šalis. Šią šalis Bessontas ir vadina labiausiai pažeidžiamomis šalimis. Na, veidmainystė tiesiog akivaizdi. Skamba žinoma gražiai, bet Scottas Bessontas pamiršta pridurti, kad pagrindinė naftos kainų problemų priežastis visame pasaulyje yra Donaldo Trumpo veiksmai prieš Iraną. Laikinai, kad Donaldas dėl Rusijos naftos stipriai susimovė, o nafta, kuri yra karo prieš Ukrainą sąskaita, dengia savo skyles. Būtent dėl to, kad jis nesugeba susitvarkyti su karu Irane, dabar tokios naftos kainos visame pasaulyje. Ir pabrėžiu, tai jau trečias kartas iš eilės Scottui, kai Bessontas teigia, kad leidimas yra laikinas. Ir tas pats Scottas Bessontas kovą, kai pirmą kartą išdavė šias licenzijas, sakė, klausykite, ne, tai tik laikinai. Tai tik 30 dienų mes jokių būdų nepratęsime. Ir sako, Rusija su bendraja licenzija apskritai nieko neuždirbs, kad pažeidžiamiausiam šalims suteiktumėte naftos. Primenu, kad pirmas pratęsimas buvo kovo 12, antrasis buvo pratęstas balandį iki gegužės 16 d, o trečiasis paskelbtas gegužės 18 d. Tai toks laikinas sankcijų atšaukimo pratęsimas. Tačiau pasak Tarptautinių santykių tarybos duomenų, sankcijų išimtis, tiksliai cituojant, iždas jau suteikė Rusijai laikinąją bendrąją licenciją, kad suteiktų pažeidžiamą. Отношением санкционное исключение yra diena. Tuo pačiu metu sankcijų panaikinimas prieš Rusiją yra didžiulis. Tai populiaru Indijoje, Indonezijoje ir kitose Azijos šalyse, kurios prarado gegužę. Lygiai po dienos po tribunolo sprendimo finansų ministras Scottas Bessontas pareiškė, cituoju, kad iždas išduoda, kad suteiktų labiausiai pažeidžiamą,
ką pats reikalavo iš tų pačių šalių nutraukti rusiškos naftos pirkimą, bet vėliau dar kartą pabrėžiu, tiesiog susimovė kare su Iranu. Ir iš anksto pasakysiu, kad kitame laidoje tai aptarsime išsamiau. Šiandien Trumpas pareiškė, kad neva jis jau šiandien, gegužės 19 dieną, ketino dalyvauti Persijos finansų tribunole. Tačiau Scottas Bessontas jį atkalbėjo. Paaiškėjo, kad ten apskritai niekas nesuprato, apie ką kalbama. Citata. Trumpas jau sako, jei ką, puolame penktadienį. Štai gegužės 20 dieną. Tada jau puolame. Štai jo planuose tai buvo šiandien. Išduoda laikiną dienos licenciją, kad laikinai suteiktų labiausiai pažeidžiamai rusiškai naftai, kuri yra jūroje. Lygiai po 3 tribunolų penktadienį puolame. O dar Trumpas pareiškė, kad JAV viduje nepopuliarus karas prieš Iraną greitai taps populiarus. Jis sako, amerikiečiai yra idiotai. Jie tiesiog finansuoja, jis pareiškė, dėl ko visa tai, visa citata, karas ir iždas turi būti populiarūs. Laikinai sako, kad suteiktų labiausiai pažiūrėkite, jūs dar dėkosite man už laikiną naftą, kuri. Jūsų nuomonės, savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti auką. Yra jūroje.